Tai labai įdomus įrankis. Jis vadinasi Picote Smart Cutter. Ir kodėl sakau, kad jis įdomus, nes vienas įrankis gali atlikti kelias funkcijas. Pavyzdžiui, kaip matote čia, jis turi šias vamzdžių šlifavimo plokšteles. O šios vamzdžių šlifavimo plokštelės puikiai tinka vamzdžių paruošimui prieš vamzdžių įdėklo montavimo procesą. Šlifavimo funkcija. Dabar nuimsiu šią galvutę, štai taip. Nuėmus galvutę, galiu uždėti gręžimo galvutę. Palauk, nes tai beveik beveiko. Leidžia man uždėti gręžimo galvutę štai taip, o gręžimo galvutę, kaip matote čia. Gerai, kai jį prijungiama prie šio įrankio, pakeičia jo funkciją. Ir jeigu tai padarytumėte, tarkime, išimtume šlifavimo plokšteles. Teoriškai galėtume pridėti vieną iš šių priekinių plokštelių ir tada gręžimo galvutę štai taip. Aš pagreitinsiu procesą. Kaip matote čia, kai pridedama priekinė plokštelė ir gręžimo galvutė, tai tampa pjovimo įrankiu, kuris puikiai tinka šalinti kitus užsikimšimus, šaknis, dervos kamščius, nepavykusią įdėklą ar net atstatyti jungtis, kurios buvo uždengtos vamzdžių įdėklo proceso metu. Priekinės plokštelės būna įvairių dydžių, priklausomai nuo to, ko jums reikia, nuo 32 mm iki 300 mm arba nuo 1,26 colio iki 11,81 colio. Jei pasirinksite vamzdžių pjovimo plokšteles, kaip matote čia, galite net paversti tai vamzdžių pjovimo įrankiu. Šios vamzdžių pjovimo dalis leidžia pjauti vamzdį iš vidaus. Jos būna įvairių dydžių, kaip matote čia. Pats stebulės dydis yra kitoks, tačiau standartinėje komplektacijoje jos būna su tokia galvute. Kas tikrai patogu, jos labai lengvas, todėl nereikia sunkios ašies jiems sukti. Kodėl taip gali būti? Tai galima sukti 8 mm ašimi, tai yra 5/16 colio. Jos sujungiamos šiomis šešiakampėmis lizdinėmis varžtais, kaip matote tipse. Taigi paprastas Allen raktas yra viskas, ko jums reikės, kad viską sujungtumėte. Ir jos jungiasi prie fliko su to pačiu ribiniu. O tai yra Picote išmanusis pjaustytuvas. Ačiū, kad žiūrėjote.